pakalbėjau apie crazy žmogaus išvaizdos variantus, bet dabar galima pakalbėti apie idealią vyro išvaizdą. Tai pagal mokslininkų skaičiavimus pats idealiausias kūno masės indeksas yra 22. Taip nurodoma nuo 18 iki 25, bet pats aukso viduriukas yra 22. Taip vidutiniškai labiausia būtų pasiekiama ilgiausia gyvenimo trukmė, tai yra sveikiausias kūno masės indeksas ir skombinavus su sveikiausių kūno riebalų procentų, kas yra 10 arba truputį daugiau, nes jeigu žemiau gali sutrikti hormonų gamyba ir panašios problemos, tai maždaug 10, gal truputį ir daugiau. Tai pavyzdys būtų tokio procento Bruce'as Lee, panašiai Bruce'as Lee ir kai kurie sakys, kad galbūt per maža raumenų masė ir panašiai, tačiau aš manau, tiesiog kas liečia kūną, tai sakyčiau atrodo tikrai pakankamai estetiškai ir kitas dalykas tiesiog užtenka paklausti priešingos lyties atstovių, koks kūnas yra patraukliausias joms ir aš manau, kad panašaus tipo ar nurodys. Tas išsipūtęs pernelyg raumeningas kūnas, aš manau, nėra ir toks patrauklus ir nėra toks sveikas, koks būtų tokio idealaus kūno masės indekso ir riebalų procento. Tai yra pavyzdys ir, sakykime, aš asmeniškai pats to visuomet siekiu ir manau, kad esu pakankamai arti.